Sveiki gyvi. Ar gyvi dar šeštadienio vakarą? Iš tikrųjų jo, keistas toks sutapimas, ne šeštadienis, vakaras, o jūs sėdėt čia seminare. Reiškia, ne veltui, ar nesėdėt, kažkokią tikslą norit pasiekti, sužinoti kažką, ar ne? Tai labai smagu, kad atvykot. Džiugu jūs čia visus matyti. Mano vardas Martynas, esu kompanijos Uponor atstovas ir tema jums prieš akis papasakosiu, parodysiu mūsų vieną iš produktų, tai yra šildymo vėsinimo paviršiais sprendimus, temperatūros kontrolės sprendimus. Ir pradžiai tokia trumpa, nežinau, istorija, pasaka gal, ar ne, papasakosiu. Tai gal daugiau tokia pasakėlė. Kaip visos pasakos prasideda, žinot turbūt, ar ne? Vieną kartą gyveno ten taip ir taip. Tai va vieną kartą gyveno toksai stalius gūdžiam Suomijos kaimelyje. Tas stalius buvo, kaip ir visi staliai, bet turėjo vienintelį išskirtinę tokią savybę. Buvo labai gudrus stalius ir labai verslus stalius. Ir 1918 metais atidarė savo dailidės studiją, ar ne, tokią užsiimt staliaus darbais. Ir kadangi buvo labai gudrus, labai inovatyvus, verslus, jo dirbtuvės pasidarė didžiausias baldų gamintojas Šiaurės šalyse, Suomija, nekalbant apie Suomiją, ar ne, didžiausias baldų gamintojas Šiaurės šalyse ir netgi prieš Antrą pasaulinį karą, kaip sakoma, tuo metu buvo labai populiarios, ar žinot kas, spiruoklinės lovos. Buvo topas, baldas, spiruoklinė lova, visi norėjo turėti tą lovą, visi jos ieškojo, pirko ir jis pamatė, kad su tą lovą galima dar daugiau pasiekti. Tai pasidarė didžiausias spiruoklinių lovų gamintojas. Ir iš šiaurės šalių, iš savo Suomijos, iš Švedijos, nukreipė visą dėmesį į Vokietiją. Ir vakarų Vokietijai, čia jau po karo, pasidarė labiausiai garsinantis Suomiją ženklas, tokia kompanija ASKO. Tai va būtent, kas nuo staliaus, nuo spiruoklinės lovos prasidėjo tokia Uponor istorija, kuri dabar visiškai nesusijus, ar ne? Mikroklimato sprendimai, temperatūros valdymas, kur ta lova, kur tas stalius, ar ne. Tai kadangi 82 metais jau kompanija UPO susijungė kartu su UAB, ne UAB, bet galbūt čia suomiškai pasakysiu, Neste OI, Neste žinot kas yra, ne? Degalus pilatės gal. Padarė bendrą kompaniją Uponor, pradėjo gaminti plastikinius vamzdynus. Ir taip, kaip sakom, visą istoriją ir ta pasaka tęsiasi iki šiol, jau beveik 100 metų. Rimta pasaka, kurioje aš irgi dirbu. 10 metų jau bus gruodžio mėnesį, kaip Uponor kompanija darbuojasi. Tai va tokia trumpa istorija. Nuo lovų, nuo spiruoklinių iki plastikinių vamzdynų ir mikroklimato sprendimų. Iš principo, daugiau aš gal paliesiu šiandien vėsinimo sistemas, nes visi jūs įsivaizduojat, ar ne, ir girdit dabar per televiziją, spaudoje, internete, namai turi būti energetiškai efektyvūs, visi stengiasi, ten sienas storina, stogus daro didžiausius, vatos prikrauna, polistirolo, viskas energetiškai efektyvu. Visi stengiasi tą namą padaryti kuo įmanoma energetiškai efektyvesnį. Ne? Niekas nepagalvoja, kad ne tik šiluma yra svarba namuose, ne? Nes jeigu ten pasidarėm, kaip čia paveiksliukė, namukas, kuris visiškai gerai izoliuotas, energetiškai efektyvus, ten A+ ir daugiau klasė, kuo jis labiau efektyvesnis, tuo jis viduje šiltesnis ir ta šiluma niekur nedingsta. Jie atsiranda iš buitinių prietaisų, iš kažkokių įrenginių, žmogus spinduliuoja šilumą, saulė per langą plėskia ar ne, ir tas namas pasidaro kaip termosas, sukaupia energiją, kuo jis yra mažiau kiauras, kuo jis sandaresnis, tuo ta šiluma ten kaupiasi. Mums reikia vėsinti, tai visi kalba apie šilumą, apie vėsą kažkaip nepagalvoja, ar ne, tai iš principo kitas aspektas, kaip galvojat, kas yra svarbiausias namuose?
komfortas, taip svarbu. Bet svarbiausias tai yra gyventojas to namo. Visi ten investuoja į kokybę statybinių medžiagų, bet kartais ta investicija nieko nereiškia, nes žmogui vis tiek blogai. Jis investavo į apšiltinimo sistemas ar ne, į šildymo sistemas, bet blogai jaučiasi, nes ten, tarkim, nėra to oro, arba per karšta, arba atvirkščiai. Tai iš principo mes stengiamės, kad tas gyventojas namo ar ne būtų patenkintas, jaustųsi komfortiškai ir mūsų pagrindinis tikslas tai yra sukurti tą gyvenamą kokybę kuo geresnę žmogui viduj gyvenančiam, ar ne? Tobula sistema, tobulos sistemos, kaip sakoma, apibrėžimas, nuo ko žmogus jaučiasi tobuliausiai, geriausiai, komfortiškiausiai pastate, ar ne? Tai priklauso nuo temperatūros, nuo oro greičio ir nuo drėgmės. 3 pagrindiniai parametrai. Temperatūra turi būti nei, kaip sako, nei per karštą, nei per šaltą. Ne? Ir kaip pavyzdys čia užraše yra, ne, kai laukia 32 laipsniai Celsijaus, mes komfortiškai jausimės prie 26. Tai yra skirtumas tarp lauko ir vidaus temperatūros turi būti nedidesnis nei 6 laipsniai. Tuo pačiu dėl oro greičio, ar ne, kuo jis yra, oras mažiau juda, kuo mažiau putimų visokių, ventiliatorių, tuo yra žmogui geriau, kaip sako, geriau jaustis. Ar ne? Nu ir aišku, drėgmė svyruoja nuo 40–60%. Tai mūsų tikslas yra užtikrinti tokį komfortą patalpoje, kad patenkinti tuos, kaip sakoma, rodiklius. Neviršyti temperatūrų, neviršyti oro greičio ir neviršyti drėgmės. Kaip tai padaryti, ar ne? Šildymo sistemose, temperatūrą galim reguliuoti, ar ne? Vėsinimo sistemose vėl. Vėdinimo vėl, bet kartais prasilenkia tie niuansai ir atsiranda krūva prietaisų, kurie viską gadina. Tai toliau, ar ne? Kaip sako, jeigu mes nusistatėm jau komfortinės sąlygas, kas liečia viduj žmogui gyventi, mes turim paruošti tą komfortą jam, ar ne? Tai pagrindinis šių laikų toks kaip įrenginys ir naujovė, dabar jau praktiškai visur taikoma, kur yra galimybė, tai yra geotermija. Ir visi galvoja, kad geotermija tai yra tik šildymui. Ne, yra geotermija skirta ne tik šildymui, bet ir vėsinimui. Tai yra labai įdomu, nes vėsinti su geotermija mes galim labai pigiai, praktiškai už dyką. Mums nereikalingi kažkokie, ten, nežinau, kondicionieriai, kurie energiją vartoja, dar oro kažkokie putimai, šaldymas per vėdinimą ir taip toliau. Tai yra geotermija, mes turim pigią šilumą, kas jau visiems turbūt aišku, ar ne, pigią ir pigią vėsą į namus. Nes panaudodami žemės energiją galim turėti ir šilumą, ir vėsą. Tuo pačiu aišku apie orinius šilumos siurblius, kai iš oro įmama šiluma, arba visa, tarkim, ir tuo pačius konstrukcijos vėsinamos arba šildomos. Tai geotermija yra neatsiejama dalis dar nuo to, netgi, kad tai yra žema temperatūra. Žemos temperatūros, reiškia, mažiau energijos sunaudojama, ar ne? Vėsinimui aukštos temperatūros, reiškia, mums sutaupom energijos tai vėsai paruošti. Tai viskas kaip ir mums paranku ir energetiškai efektyvu. Kas esat matę tokius dalykus, ar kas dar ruošitės gal naudoti, įsigyti? Žino turbūt, apie ką kalba eina. Šios senos vėsinimo sistemos. Mes jas vadinam senom, kiti vadina inovaciniam, čia kažkokio, nes dažniausiai jų nieko nebūna, tai reikia kažką pasidaryti. Tai standartinis sprendimas yra susimontuoti va tokią šalto oro mašiną, kaip čia bandau jums išsiaiškinti, kad suprastumėt. Liaudyje vadina fankoilai, jos gali arba šildyti, arba vėsinti patalpas. Kondicionierius turbūt visi žinot. Tai va čia vadinam senom sistemom, nes jos yra senos, morališkai pasenusios. Kodėl? Todėl kaip ir to skaidriai apie žmogaus tobulą jutiminę temperatūrą, tobulą jausmą dėl oro greičių ir taip toliau, su tom sistemom mes visiškai naikinam tą komfortą. Visiškai, nes tai yra agregatas, kuris pučia šiltą arba šaltą orą
tai mes jau nusižengiam oro greičiam, ar ne? Jeigu ypač su oro greičiu jau visiškai netenkinam tos komforto sąlygos. Tai yra taršos šaltinis, judantis daiktai, jį reikės remontuoti, veisiasi bakterijos, bacilos, alergenai ir taip toliau. Tai yra sena vėsinimo sistema, kuri, nežinau, ar norėtumėt jūs savo name tokią įsirengti. Taip pačiu dar darko interjerą, ypač moteris sako, kaip čia atrodys, kas čia per daiktas, ar ne? Sako, čia tokio grožio nelabai kas nori toleruoti. Tai tokias sistemas užmirškim ir trumpai apibendrinimas, ką siūlom ir kaip vėsinti ir kaip šildyti, ar ne, pastatą, kad tenkintumėm visus žmogaus komforto reikalavimus. Tai mes kalbėsime apie šildymą ir vėsinimą paviršiais, tai yra spindulinis šildymas yra pats komfortiškiausias temperatūros atžvilgių. Tai yra šildo paviršiai, grindys, sienos gali būti šildomos, lubos ir ta šiluma spinduliuoja tolygiai pasiskirščiusi, nėra kažkokių tai koncentruotų taškų, lygiai taip pat vėsa. Vėsintis galim lubomis, galim sienomis, galim grindimis tom pačiom. Tai jeigu užbėg dar į priekį ar ne, arba pasikartot, ką sakiau anksčiau, visi įsivaizduoja, kad vėsinimas paviršiais tai yra kaip stovėti ant ledo arba šalia kažkokios, nežinau, sniego krūvos. Sako, kaip čia sieną aš vėsinsiu, kaip prie sniego stovėti arba ant ledo aikštelės. Su kojom bus neįmanoma atsistoti, nes ten reikės batų žieminių. Tai taip nėra, nes kaip ir šildymas žemom temperatūrom, su vėsinimu yra atvirkščiai. Vėsinamės aukštom temperatūrom. Mūsų paviršių temperatūra bus apie 20-21 laipsnius prie normalių sąlygų. Ne? Niekad ten nebus, kad jūs vėsindamiesi namus vasarą nevaikščiosit ant 14 laipsnių grindų arba ten 10 laipsnių. Taip nebus, nes tai yra aukštų temperatūrų vėsinimas. Galimybė panaudoti naujose renovuojamas objektuose, tai čia, kaip sakant, pritaikomumo galimybės yra įvairios. Kaip ir sakiau, puikiai dera su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, alternatyviais energijos šaltiniais. Eksploatacinės sąnaudos ypač mažos, nes jeigu mes turim geotermiją, tai natūralu mes turime pigų šildymą ir pigų vėsinimą, nes žiemą imam šilumą iš žemės, o vasarą imam šilumą atvėsusią, šilumą ženkliai šviesesnę negu lauke, taip pat iš žemės. Tai turim tokius du naudingus dalykus ir mokam tik tais už siurblio darbą, kuris ten paima tą vėsą ir atiduoda, arba šilumą. Tai labai pigu, mažos eksploatacinės sąnaudos, dirba be triukšmo. Čia pagrindinis, turbūt gal vienas irgi iš tokių privalumų pagrindinių. Dabar girdim, čia ūžia kažkas, ar ne? Čia greičiausiai yra vėdinimo sistema, bet dažnu atveju prie vėdinimo sistemos pajungia vėsinimo funkciją ir kai reikia vasarą mums pasivėsinti, tas pats ūžimas ir dar vėsą pučia. Tai garsas, nesinori namuose, noris ramaus, kaip sakom, ramybės, jokių ten triukšmų. Tai čia dirba sistema be triukšmo, nes tai yra paviršiai, nėra detalių. Čia po to jūs pamatysite, apie ką eina kalba, bet įžangai viskas labai aišku. Ir jokio aptarnavimo, jokio remonto. Sistema ideali. Neužima vietos patalpoje, taip pat. Kaip sako, laisvė dizaineriui pasireikšti, architektui, jūsų norams ir taip toliau. Nekelia skersvėjų, mažas oro judėjimo greitis, tai vėlgi ne puteklis kažkoks, ne ventiliatoriukas, kuris arba šildo, arba šaldo. Ir tolygiai vėsina visą, kaip sako, paviršių. Nėra karštų arba šaltų zonų. Kaip, nežinau, mėgstat kas nors sėdėti tiesiai po kondicionierium? Niekas nemėgsta, ar ne? Nes tai arba sloga, arba šiaip kažkokią lygą neįmanoma sėdėti prie kondicionieriaus, vasarą niekas nesėdi. Tai tokiu atveju prie paviršinio šildymo ir vėsinimo nėra tokių dalykų. Mes jaučiam tolygiai visą arba vėsą, arba šilumą. Ir ilgaamžė sistema tarnauja daugiau kaip 50 metų.
Tas skaičius nėra čia iš piršto laužtas, nes realiai ten gal net ir daugiau tarnaus, nes nėra kam sugest. Mes deklaruojam, kad tai 50 metų yra namo eksploatavimas toksai arba būsto, vidutinis amžiaus kainavimas gali būti nuo pastatymo iki kažkokio tai kapitalinio remonto, privalo 50 metų tarnauti visos sistemos, be ypatingų ten kaštų remontinių. Tai va, įžangą padariau, šioje skaidrėje matot rezultatą, kaip galima pasiekti tą būtent komfortišką vėsinimą arba šildymą. Uponor kompanija kartu su Knauf įmonė, Knauf girdėta jum įmonė, gipso kartono plokštės, kas. Tai va, Knauf kompanija kartu su Uponor susėdo rimti dėdės, pagalvojo, matyt, nežinau, standartiškai apie 4 metus galvoja pas mus. Čia iš patirties sakau, kol tą naują produktą įveda į rinką. Specialios gipso kartono plokštės ir juose jau yra integruoti vamzdynai. Uponor vamzdynai, Knaufo produktas gipso plokštė. Ir ką mes turim? Mes turim plokštumą ir produktą, kurį galima, kaip sakant, konstruoti sienose, lubose, grindyse rečiau pasitaiko, bet būna, bet dažniausiai tai yra sienos arba lubos. Ir turime paviršius, kurios galime aktyvuoti, tai arba šildyti jais, arba vėsinti. Vamzdeliai integruoti į gipso kartono plokštę, jais cirkuliuoja žiemą, kaip sakant, šiltas vandenėlis ir šilumą spinduliuoja į patalpas, o vasarą jis gali cirkuliuoti šaltas vanduo. Ir taip mes vėsinam patalpas. Kuo jie tokia išskirtinė, ar ne? Dar kartą tie privalumai. Tai yra komfortas, todėl kad mes tenkinam tas idealaus komforto sąlygas. Temperatūrų, oro greičio, nes nėra oro greičio jokio, nėra kas čia, nieks nepučia, nieks neužia, mažos energijos sąnaudos, nes su alternatyviais energijos šaltiniais puikiai suderinama, žemos temperatūros sistema arba aukštos temperatūros vėsinimui, nedarko interjero, lengva planuoti ir projektuoti ir greitai rengti. Kas dar mato privalumą tokios sistemos, kai galima vienu šūviu, kas sako, 2 zuikius nušauti? Galima ir grindyse. Grindyse paprasčiau yra standartinį šildymą daryti, grindinį, tarkim, ar ne, nebūtina gipso paneliai. Bet čia, ką norėjau pasakyti, vienas šūvis, 2 zuikiai, jūs turit ir apdailą dalinę, ar ne, su šitom plokštėm, ir tuo pačiu aktyvės sistemas šildymo arba vėsinimo. Tai bet kokiu atveju naujoje statyboje ar renovacijoje, jeigu tai yra konstrukcijos perstatomos arba naujai įrengiamas, tai yra naudojama gipso kartono sistema, dažniausiai pas mus pasitaikanti, arba ten mūryje sienas, tarkim, ne. Tai tokiu būdu galima nušauti zuikius, tai yra turėti ir konstrukciją gipso kartono ir tuo pačiu sistemą šildymo ir vėsinimo. Knauf plokštė, čia tokias greitai praeisiu, iš tikrųjų čia, kuo ji tokia ypatinga. Realiai tai nėra standartinis gipsas, koks čia Lietuvoje sutinkamas. Tos nėra standartinės plokštės, jų sunku nusipirkti ir turbūt nenusipirksit niekur, reikia užsakinėti. Ji ypatinga tuo, kad yra nekeičianti formų, ypač stabili, atspari temperatūrom, aukštom, šalia ugnis gali degti, nekeičia formų, neįgeria vandens. Daug kas sako, tai čia kaip tas gipsas, kur voniose renginėja, kad nesudrėktų ten, nebeatsimenu, rudas ar žalias koks. Iš principo tai yra dar geresnis, nes tas standartinis voniose renginėjimas tai yra tik apsaugo nuo vandens, bet kai įdrėksta, jis sutrupa ir sulūžta. Šitas nors ir sudrėks, jis nesulūžinės. Tai ypač stabilus, todėl galimas, tarkim, tokiuose ypač sudėtingose statybose kaip aukštos lubos, aukštos sienos, apkrovos didžiulės, temperatūriniai režimai įvairūs, nuo drėgmės iki sausumo, nuo šalčio iki karščio ir taip toliau. Tai yra Knauf Diamond produktas, kuris pats jau geriausias iš jų serijos. Uponor Renovis. Kodėl Renovis? Va, kaip ir minėjau, renovacija, paimtas
kambario fragmentas, sistema konstruojama kaip ir įprastai renovuojant, daromos sienos, gipso kartono plokštės, viskas pagal KNAUF sistemą ir turim vaizdelį tokį, kad ir apdaila mums paruošta, ir šildymo vėsinimo sistema tuo pačiu. Nesimato, nėra radiatorių, nėra tų baisių ten tų fankoilų puteklių, kurie vėsą pučia arba šilumą, nėra karštų zonų arba šaltų zonų. Viskas pasiskirstė sienose lubose, turim natūraliai komfortišką klimatą ir, kaip sakė, visos sąlygos puikiam jausmui išpildytas. Nėra jokių blogų, kaip sakant, savybių, kad kas nors ten būtų, oi, per karštą sieną arba ten per šaltą nesėdėsiu ant tos sofos, nes čia pučia kažkas. Tai sakant, idealiai ištenkinam visas žmogaus komforto pojūčio sąlygas. Sienose, čia atsakymas toks, visada sistemos yra projektuojamos, kai skaičiuojami yra pastato šilumos nuostoliai, pastato vėsos poreikis ir tarkim, tai priklauso ar standartiškai, kur mes turim vietos, ten ir galim montuoti. Ir jeigu, tarkim, mums vėsos reikia nedaug, ar ne, pastatas taip neprikaista, tai gali užtekti, tarkim, netgi kokių 3 plokščių lubose ir mes jas aktyvavę galime patenkinti, tarkim, vasarą vėsos poreikį. Nereikės mums daug. Bet jeigu yra pastatas, kaip sakant, kiauresnis, daug prišyla ir su tom 3 plokštėm bus nebemanoma. Tada dengiamos lubos, jeigu neužtenka lubų, dengiamos sienos ir taip toliau. Tai yra individualiai skaičiuojama ir parenkama pagal tai. Čia matyti tuo atveju buvo kiauras namas, nes reikėjo ir pastogę, ir pačias lubas, ir šonus. Kitu atveju užtenka, tarkim, tokios zonos, ar ne? Nu, kaip pavyzdys. Kuo energetiškai efektyvesnis namas, tuo tų sistemų reikia mažiau. Čia kaip ir toks atsakymas būtų. Reikia labai pasiskaičiuoti ir po to jau matosi. Yra atveju, kai, tarkim, neužtenka nei grindų, nei lubų, nei sienų. Kada tai būna? Tada būna, kai yra mažos patalpos ir labai šaltos, tarkim, dažniausiai pasitaiko senamiesčiai, kur negalima šiltinti jų, arba dar kažkokie ten dizaino elementai, daug langų, tada, kad ir ką daryti, neįmanoma tokiom sistemom padengti nei šilumos kompensuoti, nei vėsos. Tada jau atsiranda papildomi renginiai, tie vadinami aktyvus kažkurie, kurie ten jau ruošia aktyvę tą šilumą, arba pučia, arba stoja kažkoks šilumos šaltinis koncentruotas, radiatorius ar dar kažkas. Būna ir tokių atvejų. Bet iš principo tai tenkina būtent, kiek yra plokštumų, tiek galime jas panaudoti. Sistemos elementai be plokščių, tai čia irgi techniškai aš neaiškinsiu daug, duosiu tik suprast, kad iš principo mes naudojam vamzdynus su jungimam plokščių, jungtis, kurios jau yra naudojamos mūsų darbe daugiau kaip 40 metų. 2012 metais mes šventėm 40 metų jubiliejų va šitos sistemos. Tai yra pirmoji pasaulyje plastikinių vamzdynų sistema. Uponoras ją pradėjo gaminti 72 metais ir iki šiol mes ją naudojam, nieko nekeičiam. Tai yra užsitarnavusi, pasiteisinusi, jokių problemų nekelianti. Jokių guminių tarpinių, jokių kažkokių papildomų, kaip sakau, priedų, kas ją paspartintų, susidėvėti ir taip toliau. Turim gipso kartono plokštę be keičiamų detalių, sujungiam su patikimais vamzdynais, patikimom jungtim, viskas, užtinkuojam amžiams. Lubos, sienos, šildomą arba vėsinam, nieko, jokių remonto darbų. Nu, nebent paragręžti netyčia kas gali. Bet ir tai yra apsaugos nuo to, arba galima jas remontuoti. Sistemos projektavimas irgi, kaip sakau, čia daugiau gal techniniai niuansai. Labai paprastas, viskas labai projektuotojų aišku, skaičiavimai labai paprasti.
plokštės jungiamos į segmentus, gali būti po vieną. Čia vėlgi klausimą ar kiek užtenka tų plokščių, kaip ir sakiau, gali būti, kad 3 netgi užtenka. Tai mes atsižvelgiam į dizainą, tarkim, kur šviestuvas yra, kur yra dar kažkoks tai, nežinau, niša, langas sienoje galima apeiti ir kaip sakė, išpildyti įvairiausius dizaino architektūrinius sprendimus. Pjaustyti, supratau, tai plokščių yra įvairių matmenų ir yra tos aktyvios plokštės su vamzdeliais viduje ir yra neaktyvios plokštės be vamzdelių. Tai projektuojama sistema yra, kaip sakau, lankščiai. Ten, kur mes turim kažkokias zonas, kur reikia pjaustyti, tai nenaudojamos aktyvios plokštės, nes aršiausiai perpjaus mes pažeidžiam visą struktūrą. Tai naudojam ten be vamzdelių. Miksuojama yra aktyvi plokštė su neaktyvia plokštė. Šviestumo vietos yra, čia tarpai yra vaizdas, paskui matysit, nuotrauko yra, tarkim, matoma vieta, kur vamzdis eina, o kur nėra jo. Tai ten galima gręžti rozetės, galima gręžti šviestuvam vietą ir taip toliau. Standartinės sistemos apdaila vėlgi pagal Knauf technologiją. Čia apdailininkam viskas labai aišku. Ir va atsakymas jūsų klausimą, kaip tas yra projektas. Matot, lubų planas ar ne, plokštės yra didesnės, yra mažesnės, palikta šviestuvam zona, čia šviestuvas. Tai toj vietoje jau yra dedamos plokštės, kurios yra neaktyvios ir išpjaunamos vietos. Ir matot, nėra taip, kad visas pastato plotas padengtas ne plokštėm. Tai yra skaičiuojami tie nuostoliai, kur yra vidinės patalpos praktiškai net jų nebereikia, nes tos vėsos arba šilumos poreikis kompensuojamas tiek, kiek yra plokščių. Aišku, kolektoriai, va čia matosi vėl lubos, reikia palikti tarpus magistraliam, prieiti čia daugiau santechnikam, kad jie sujungt galėtų viską į vieną sistemą. Ir va, matot, yra tie vamzdelio viduj pažymėta, kur tas vamzdelis išsiraitęs yra toj plokštėje. Čia parodyta siena, vietos rozetėm, va, neaktyvi plokštė. Aktyvi plokštė. Vėlgi kažkokiam jungtukam ar kažkam tai paliktos vietos, išgręžtos netiesiai per tą vietą, kad vamzdį pažeist. Bet viskas įmanoma ir labai paprastai daroma. Šiaip ta sistema, kai buvo kurta, ji daugiau orientavosi tai į renovacinius projektus, nes Vokietijos kolegos labiau ten šitą sistemą, kaip sakoma, tobulino ir jie buvo numatę tai renovacijom, todėl ne veltui vadinamas renovis, ar ne, nes ypač Vokietijoje daugiabučiuose dabar labai populiaru išmontuoja radiatorius, aišku, atsinaujinančius energijos šaltinius naudoja, tai radiatoriai kaip ir nelabai sutampa su žematemperatūriniais visais režimais, tai juos meta lauk ir sienas aktyvuoja būtent su plokštėm arba su užtinkuojamais vamzdynais. Tai todėl daugiau gal ją naudoja Vokietijoje, tarkim, renovacijai, bet jis paskui pamatėm tą universalumą, kad galima ir naujoje statybai naudoti. Tai čia toks nukrypimas nuo temos. O kodėl? Jo, tai paveikslą, aišku, arba reikia žinot, kur jį gręžt. Jeigu nežinom, jeigu jau yra apdaila padaryta, yra specialios tokios juostos ir paleidus šildymą, tarkim šildymo sistemą ar ne, arba vėsinimą, kai viskas aktyvuojama, pridėjus tą juostą, ji pakeičia spalvą toj vietoje, kur yra vamzdelis. Tai norint pakabinti paveikslą, galim įvertinti, kur yra, čia kaip ir su elektros laidais. Žinom, kur yra prietaisai, kaip galima pasitikrinti, kur tas laidas, kad mes jo nepragręžtumėm. Taip ir čia yra prietaisai, kad gali parodyti, kur yra vamzdelis ir ten geriau negręžti. Tai paveikslas kaip ir gali kabėti. Arba tada kitu atveju, neturint prietaisų, reikia jau žinot. Galų gale prieš darant apdailą remontą nusižymėti tą vietą, kad va čia būtent pakabinsim paveikslą ir būtent to kažkokį palikti žymeklį.
Kontrolės sistema, kodėl ji būtina? Turbūt visi suprantat, kad nekontroliuojami dalykai tai ir yra nekontroliuojami. Jeigu mes nekontroliuosim šilumos, tai mes turėsim ją arba per šaltą, arba per šiltą. Jeigu nekontroliuosim ten kitų įrenginių vėlgi, tai kontrolė yra viskas, nes jis suriša sistemą į vieną tokį kontroliuojamą, kaip ir kontroliuojamą dalyką, ne? Nes mes kiek turim pagal visus savo tokius gyvenimiškus poreikius, mes su kontrolės sistema galim valdyti ir jos nustatinėti. Vieniem patinka miegamajam laikyti žemesnę temperatūrą. Mes ją nusistatom, ar ne? Kitos patalpos norim aukštesnės, vonios kambariai dar norim aukštesnės. Be kontrolės sistemos to nepadarysim, arba jeigu jūs labai elementari, irgi to negausim. Tai mūsų sprendimas yra toks, kad turim kontrolės sistemą, kuri matuoja kambariuose temperatūrą, matuoja drėgmę ir palaiko tam tikrą, taip sakant, grinai tokią aplinką, kokios mes norim. Jeigu norim tokios temperatūros tam kambarį, tiek ir bus. Jeigu norim kitam kambarį kitos temperatūros, tokia ir bus. Tai kontrolės sistema įgalina viską valdyti, tuo pačiu taupyti energiją, nes kas žinot, kiek vienas laipsnis sutaupo arba, kaip sako, nesutaupo energijos preliminariai procentų. Negirdėjo tokios skaičius. Vienas laipsnis tai yra apie 6 procentai energijos sąnaudų. Tai yra, jeigu mes norim padidinti 1 laipsnių temperatūrą, tai mes jau 6 procentais daugiau energijos eikvojam. Tai skirtumas tarp kambarį, tarkim, arba ten vienam kambarį 18 temperatūros ir 21 jau 3 laipsniai, jau 3 kart 6, 18 procentų. Tai sistema kontrolės įgalina mums taupyti, neįkvoti energijos ten, kur nereikia, galbūt tam kambarį nebūnam, arba galbūt tam kambarį mums nereikia jos tiek, tai paprasčiausiai susimažinti temperatūrą. Mūsų kontrolės sistema, Uponors Matrix, kaip ir sakiau, gali valdyti drėgmės kiekį, ar ne? Tai yra tokia apsauga, čia daugiau vėsinimo sistemom, kad jeigu mes turim vėsinimo sistemą, reikia mums saugotis to rasos taško pasiekimo ribos, nes jeigu labai karšta laukia, norim atsivėsinti, tai reikia žemesnės temperatūros vandens, kad ta konstrukcija įšaldytų ir vėsas kleistų, ne? Tai pasiekus labai žemą ribą, tą skirtumą didžiulį, gali būti, kad pradės lyti nuo lubų, rasot, ar ne, lašėti vanduo. Tai be kontrolės sistemos tai yra suvaldyti neįmanoma. Todėl reikia montuoti kontrolės sistemą, kad užkirstų kelią rasojimui ir paskui sudrėkimui konstrukcijų. Kitas dalykas, balansuoja visą inžinerinę dalį, ne? Vyksta autobalansavimas, supaprastina montuotojams vargą, jeigu ten kažkokia ne taip suprojektuota arba kažkokios klaidos padarytos. Tai visa integruota tokia šildymo ir vėsinimo sistema yra reikalinga, norint turėti komfortą, norint valdyti temperatūras, norint valdyti drėgmę, norint taupyti pinigus. Tarp kitko, dabar kaip ir prieš tai, kas buvo seminaras čia prieš mano, buvo apie A klasės, ar ne, namus, apie tos išmaniuosius namus ateities, technologijas ateities, smart house ir taip toliau, tai jeigu mes norėsim valdyti savo namus kažkokiu nuotoliniu būdu, tai vėlgi, be kontrolės sistemos to nebus įmanoma padaryti, nes duomenis reikia kažkam rinkti, reikia patalpose matuoti temperatūras ir taip toliau, tai sujungti bendrą protingo namo sistemą kontrolė vėlgi reikalinga. Tai iš principo yra neatsiejama dalis ir kai jau mąstysit apie tos dalykus, tai būtinai, kaip sakoma, kreipkite dėmesį, kad kontrolė turi būti pritaikyta tokiam dalykam. Tai va, iš tikrųjų, greitai praėjom tokią mūsų tą dalį,